Šis vakarėlis nuostabus ne tik tai dėl to, kad bendrausite su mumis dviem pačiais įspūdingiausiais, linksmiausiais smurfais, Niurzga ir Smurfytė, bet dar ir todėl, kad šį vakarą mes visi kartu uždegsime pačią gražiausią, aukščiausią, įspūdingiausią kalėdinę eglutę. Bet kad tai padarytume, reikia šventei pasiruošti. O kad pasiruoštume šventei, reikia labai daug dainų, šokių ir pašėlusių smurfiškų linksmybių. Na, kaip jau ir minėjau, štai čia stovi toks smurfų didvyris Niurzga, kuris turi nuomonę įvairiais smurfiškais gyvenimo klausimais. Vaikai, ar norite sužinoti, kaip tapti tokiu šauniu smurfu? Visų pirma, reikia būti piktai, neigiamai, negatyviai, šventiškai nusiteikusiam. Tai yra pastoviai murmėti, smurfėti, murmėti ir smurfėti. Viskas daug blogiau negu maniau. Šita šventė yra tikra smurfastrofija, visiška smurfiška nesąmonė. Na, jo vaikai, neklausykit, tai yra visiška netiesa, tai yra griniausias melas. Dar nė vienam pasaulio žmogui, nusiteikusiam negatyviai, nepavyko sukurti nieko pozityvaus. Nėra problemų, Niurzga, yra tik tai smurfiškos progos. Tu pasižiūrėk, kokie gražus, energingi šokėjai. Jie tuoj čia taip visus išjudins, kad net patys didžiausi Niurzgos šoks. Oi, šitam smurfų vakarėlį ne tik tai daug įdomybių, bet įdomybės ir linksmybės čia toliau tęsis. Ir visą savaitę visus vaikučius ir tėvelius kviečiame į Raseinių Žemaičio aikštę, šitą stebuklingą aikštę, 9, 10 ir 11 dienomis, reiškia ryt, poryt ir užporyt, nuo 12 iki 13 valandos. Atsineškite, vaikai, maži vaikai ir suaugę vaikučiai, kalėdinius savo norus, palinkėjimus užrašytus ir sudėtus į vokus, kur jūsų lauks Kalėdų senelio padėjėjai. Jie paims tos jūsų laiškus ir būtinai perduos Kalėdų seneliui.
Ir dar, jūs galėsite žaisti kartu su pasakų personažais, fotografuoti su jais ir visai kaip kitaip linksmai ir smurfiškai leisti laiką. Ryt, poryt ir už poryt? Taip, 3 dienos linksmybių. Per pietų pertrauką? Taip. O tai kada pavalgyti? Oi, koks maistas gali būti Niurzga galvoja, kai tavęs laukia šitiek puikių linksmybių? Gerai, aš irgi turiu labai smagų pakvietimą, nors labai nemėgstu linksmybių, bet vis tiek papasakočiau. Gruodžio 19 dieną, nuo 12 iki 18 valandos Raseinių ligoninės patalpose moksleiviai savanoriai ir Raseinių tvarkiečiai kviečia raseiniškius dalyvauti donorystės akcijoje. Padėkime nelaimės ištiktiems. Na va, matai, Niurzga, kaip tu jautiesi? Viskas daug blogiau negu maniau. Na jau. Niurzga, tu turbūt smurfauji. Visai neblogas bandymas. O man šokėjų pasirodymas labai patiko, jis buvo gražus, šiltas. Ir aš sakyčiau, net užuodžiau ir pajutau kalėdinę dvasią. O kalėdos juk tai stebuklų metas. Ir aš tikrai tikiu, kad Niurzga, tu gali iš pikto Niurzgos pavirsti į gerą pozityvų smurfą. Man šitą šventį nepatinka. Ir jie trūksta dainų. Nors nekeičiu dainų ir šokių. Bet reikia dainų. Reikia dainų, tai ir bus. Pasižiūrėk, štai scena pilna žavių dainininkų. Pasiklausykim, kokią jie šventinę dovaną mums paruošė. O čia pardavėjai. This
šokių, nei dainų. O kaip bus gražu, kai mes įžiebsim kalėdinę eglutę. Ir šitą sumedėjusi virbą, pagalį, rastagalį vadini eglė? Niurzga, čiagi ypatinga eglutė, smurfė milžinė. Jie atkeliavo iš stebuklingo vakarų miško. O, kalėdos. Juk yra tokia graži tradicija, kad mes visi kaip šeima puošiame eglutę, o paskui tu ant viršūnės uždedi žvaigždę ir mes visi kartu ją įžiebėme. Tai labai svarbi užduotis. Nekenčiu užduočių, nekenčiu švęsti, nekenčiu žvaigždžių, nekenčiu mandarinų, obuolių, vaisinių pyragų, nekenčiu dovanų, nekenčiu kalėdų. Nekenčiu. Tai gal tau geriau pakviesti vėl šokėjus, kad jie pakeltų dar labiau mums ūpą? Gerai. Pasižiūrėkim ir sutikim, šoka linksmi smagų šokėjai. Smurfam juk labai patinka šokti. Nagi vaikai, iškeliam rankas aukštyn ir visi kartu smurfaujam su šokėjais. Na, Niurzga, kaip tavo nuotaikėlė? Vis dar nešventiška. Po 100. Kokia čia jums smurfiška biteigėlė? Vaikai, reikia kažką su juo daryti. Jeigu mes nepažadinsim jam kalėdinės dvasios, negalėsim įžiebti kalėdinės eglutės, tai ir kalėdos neateis. O, taigi aš rankose turiu stebuklingą tėtės gėrimą, kuris vadinasi kalėdinė dvasia. Ne veltui, po smurfų tėtės kepurės slepiasi 542 metai išminties. Štai, Niurzga. Ką? Eikš paragauk, štai čia turiu labai skanaus smurfų uogyčių gėrimėlio. Ir kam ta šventė? Kam tas uogyčių gėrimas? Nekenčiu gėrimų. Bet nekenčiu ir troškulio. O troškulį reikia malšinti. Vaikai,
Paraginkim paragauti. Labai skanu, taip, labai skanu, niurzga. Ir kaip? Pasidariau šiek tiek romantiškai mieguistas. Puiku, vaikai, gėrimas veikia labai gerai, vadinasi, mes galėsim pradėti stebuklingą kelionę per laiką ir keliausim visi pasitikti kalėdinės dvasios, ieškoti kalėdinės dvasios. Keliaujam.
Na, Niurzga, kaip tu dabar jautiesi? Jau daug geriau. Kitaip ir būti negali, o ar norėtum, kad būtų dar geriau? Norėčiau, kad būtų dar geriau ir geriau. O kad būtų tau dar geriau, aš pakviečiau nuostabę viešnią iš tolimosios šalies, kuri atvyko su įspūdinga kompanija. Pasiklausykim. Ir aš noriu dainuoti. Labai gerai, kad nori dainuoti. Ir aš nežinau, kas tą tavo norą galėtų padėti išpildyti. Tai labai žavinga, graži, balsinga dama Inga. Sudėkime ją. Kur Inga? Kur jau ta dama graži dama? Na, damom gražiom galima leisti truputėlį vėluoti, o ypač dar tom, kurios nori Niurzgos norą smurfo išpildyti. O. Šis vakaras toks nuostabiai ramus, dangų išlėto tyliai suko žvaigždės, užlieja širdį nejučia šį keliantį tylą, svaigina keistas jausmas begalinis.
šiltas nerimas kūtinę. Svaigi šio vakaro tyla mus taip svajingai supa, apgaubdama lengva švelnia skraiste. Svaigi šio vakaro tyla mus taip svajingai supa, apgaubdama lengva švelnia skraiste. Su džiaugsmu širdį viens kitam ištarkim pačius gražiausius žodžius. Už šventą tyrą meilę pakelkim laimės taurę, nes skamba liejas vakaro tyloj. Už šventą tyrą meilę pakelkim laimės taurę, nes skamba liejas vakaro tyloj. Kaip buvo gražu. Negaliu patikėti, kad aš uždainavau. Aš dabar supratau, kad kalėdos tai tikrai nemetas pykti, niurzgėti, murmėti, nemetas neapykantai, tai metas meiliai, šilumai, gėriui ir grožiui. Oi, vaikai, ar jūs matote, stebuklas įvyko. Negatyvusis niurzga pavirto į gerąjį smurfą. Ir atrodo net šiek tiek išsimylėjęs, ar ne, vaikučiai, ką? Taip, šiek tiek išsimylėjęs, bet tu man sakei, kad tai ne pirmas šio vakaro stebuklas. Ne pirmas, pirmas jau vyko. Meilė, draugiškumas, pagalba tam, kam reikia, draugystė, tai yra patys svarbiausi dalykai. Bet tai dar ne viskas. Tai dar ne viskas. Kalėdoms, vaikai, ko reikia? Ko mes visi laukiam? Aš negirdžiu. Ko? Gargamėlio? Ne? Visi garsiai pakvieskime į sceną mūsų brangiausią svečią, Kalėdų senelį. Taigi visi garsiai sakome. Garsiai, vaikai. Ir tėveliai, ir mamytės. Visi. Garsiau. Vaikai, jau ateina. Senelis, mūsų brangiausias, mylimiausias. Kaip mes laukiam, senelį, jūsų. Prašom, pas mus atvykus į Raseinių kunigaikštystę, karalystę pasakų. Šį vakar smurfų karalystę, kur mes labai norim įžiebti kalėdų eglutę. Mes norim įžiebti kalėdų eglutę. Vaikai visi nori įžiebti kalėdų eglutę. Ir aš nebesu piktas, aš nebūsiu piktas smurfas, aš būsiu geras smurfas. O prieš tai galiu ką nors pasakyti. Žinoma, seneliai, vaikučiai, visi laukia jūsų Nekantrauja.
nekantrauja. Aš noriu pasisveikinti vaikai vien su jumis. Smurfas čia kas tokis? Tasai raumeningasis, ar ne? O čia išmintingasis? Ar ne? Taip. O kodėl pas jūs žiemą lyt? Vaikai, tai galėtų maksimą eit nupirkt snaigių. A nėra, o ledukų yra. Žiūrėkit, kad kūčių naktį, kai aš ateisiu pas kiekvieną, kad nerasčiau lynančias. O kaip aš paskui su rogim pavažiuosiu? A prisipirksit? Nepirkit brangų, yra malūnų tokių. Pasiūskit laišką man į Laplandiją, aš pasiūsiu Raseiniam specialiai tokį staigių malūną. Ar gerai? Bet jau dabar visi rinkitės kur nors rytoj, da kaip nors su visais parašais vaikiukų ir aš atsiųsiu tada jums tą malūną. O dabar mes su visais elfais ir visais Laplandijos gyventojais surašėm jums tokią kalbą. O čia smurfai geri, išauklėti. Nuleis biški žemiau, noriu matyti vaikų veidus. Sakė, manoji kalėdų bobutė sakė, tik skaityk boką, nors prašausi pro šalį. Sveiki, karaliai, karalienės, didžiųjų rūmų hercogienės, ilgakasės karalaitės, greitiliokajai ir tarnaitės. Sveiki, šviesuoliai ir poetai, ir skambančių balsų kvartetai. Sveiki, kariūnai ir artojai, gražiausių pasakų herojai. Per kelią žvaigždžių nusvietą aplankiau didingą Raseinių miestą. Čia pilis kaip kalnai aukščiausi, o žmonės visada šilčiausi. Artėjančių kalėdų progą atmink gerą, o pamirškit blogą. Atverkit širdis kiekvienam, vilties ir šilumos jūsų namams. Pakvieskim miesto žmogų pirmutinį, karalių merą Algimantą Mielinį. Gal ką nors jis mums pasakys. Paplokim, kol ateis karalius. Kur jūsų didysis karalius? O, jau su mikrofonu. Labas vakaras, mėly raseiniečiai, miesto svečiai. Aš jums tariu nuo širdo ačiū, kad jūs šiandien taip gausiai čia susirinkote, kur mes šiandieną įžiebsime mūsų miesto, Raseinių miesto eglę. Noriu jums palinkėti puikių, nuostabių, gerų linksmų šventų kalėdų, dar geresnių naujų metų. Žinau tikrai, kad įvyksta stebuklai ir net pačios slapčiausios jūsų svajonės įsipildys kitais metais. Ačiū jums. Jūs aukščiausia didenybė. O kaip su sniegu, juk karalis tai gali viską. Jūsų karalystį galima ir sniegą turėti. Be abejo taip. Tai bus. O dabar su karalium Raseinių miesto, šito žodžius, mes įžiebsim Raseinių kalėdinę eglę. Didžiausia puošmena kalėdų eglė įžiebta. Ačiū. Ačiū. Ačiū karaliui Mindaugui, karaliui Algimantui Mieliniui, mūsų merui ir ačiū seneliai už tokį stebuklą. Smurfiukai, jūs mano mėly, ar žinot, kad aš dabar turiu liekti į Viduklę? Ką tik aš jau iš kito miesto dabar turiu. Ar išleisit vaikiukai mane dabar į kito miestą? Lauki mane ten kiti vaikiukai, irgi eglę nori žiebti. Tai ką sutarėm? Kad aš atlėksiu pas jūs su rogutėm, su sniegais arba su ledukais. Iki kalėdų nakties jūs. Valio, palydėkime plojimais kalėdų senelį. Ačiū Algimantui Mieliniui karaliui. Pagaliau ir mes tikrai laukiam kalėdų. Na, smurfų.
Ar vis dar nekenti kalėdų? Aš nekenčiu, kad kalėdos tik vieną kartą per metus. Eime, mes palydėsime senelį. Aš išeisiu, nekalbėkite gražiai apie kalėdas. Senelį. Kiekvienas neša savo laimę širdį, mažai žingsniukais tyliai vaikštome čia, snieguotos pėdos pasimato take. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Sapnus dalina mums nykštukai maži, tik pasirinkti tu jau pats negali. Prašau nykštukų, tik vargu ar padės, tavęs į sapną neatneš nepikties. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Kad nors sapne aš pamatyčiau tave, kad nors sapne pabūtume mes drauge. Ir širdimi ir viltimi kviečiu tave, ateik į sapną ir pabūk šalia. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Baltos snaigės mano veidą palies, širdis mylės, bet be tavęs įliūdės. Šiandien likimas gal manęs pagailės, ir tavo lūpos mano lūpas palies. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Ir vėl į naktį tylę, žiemos daina atgyja, ateis jinai balkonį, užpustys naujom svajonėm. Ačiū nuostabiai Kalėdų dvasia dainininkei. tikrai visur čia nusileido ir nutupė visiems, matau, iš širdis. Kaip gražiai padainavo. Taip gražiai pašoko. Kaip man Taip. smagu, kad tu džiaugiesi ir lauki kalėdų. Labai džiaugiuosi. Taip, ir taip pat mes norime kartu su gražiausia visų laikų Smurfyte padėkoti mūsų šauniems svečiams, kurie padėjo man atrasti kalėdų laimę ir džiaugsmą. Tai Raseinių meno mokyklos šokių kolektyvui Nuotaikėlė ir Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvui Nuotaika mokytojai Aušrai Jukilaitieniai. O mes dabar paplojam, kad nesušaltume, paplojam. Taip pat Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 3 A ir 5 A klasių mokiniams ir jų mokytojoms Vidai Petrauskieniai, Ritai Goleckieniai ir Aušrai Jukilaitieniai. Vaikučiai, plojam savo mokytojams, plojam. Ir taip pat Raseinių rajono kultūros centro mergaičių vokalinio ansamblio atlikėjams ir vadoviai Linai Urniežiūtei.
Dėkojam Adrijai Šatkauskaitei, Ingai Šatkauskiniai, dainos Vakaras autoriui Vytautui Kasparavičiui, Tomai Tarvidaitei, informacinėms šventės rėmėjams, savaitraščiui Alio Raseiniai, leidiniai Mūsų Raseiniai, internetiniams portalams manoraseiniai.lt, raseiniškis.lt ir kraštietis.lt. Šventės globėja Raseinių rajono savivaldybė. Šventės organizatorius, dabar garsiai plojam visi, Raseinių rajono kultūros centras. Žinai, Smurfytė, mano nuotaika puiki, nuostabi, pašėlusi, nuotaika tiesiog iš visų pusių veržėsi, man viskas nuostabu. Aš žinau, nes tau turbūt yra kažkoks tai dežavu. Man yra tiesiog super dežavu iš po to ogyčių gėrimo. Norėtum kartoti ir kartoti šitą šventę? Kartočiau, dainuočiau, šokčiau ir kartočiau. Kadangi dabar Smurfytė ir visi susirinkę į Raseinių miesto kalėdų eglės įžiebimo šventę, scenoje mūsų svečiai. Nepakartojamas, nuostabus, puikus choras Dežavu! Linksminamės visi kartu! Muzikos garsiai monitorius. Now I'm climbing the walls, but you don't notice at all. I'm holding out my mind all day and all night. Something's gonna give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. Get up,
eisim, mes kartu tu iki ryto. Kiek gražių žmonių šoka kartu, pusė rūpi, ką mano susirinkę. Ir visi garsiai! Ketvirtas didelį aukščiau, dainuok pajudėk drąsiau dabar, nesustok, nori dar. Šūnai! Kvies visus dalyvauti čia, kur tavo akyse aistra, mes šaukiam norim dar. Garsiai! Šaukiam norim dar, švęsti iki galo, šokti su daina. Tai va! Mes šaukiam norim dar, švęsti iki galo, mes nesustosim, ne. Važiuoja! Mes šaukiam norim dar, švęsti iki galo, šokti su daina. Mes šaukiam norim dar, švęsti iki galo, mes nesustosim, ne. Tai va! Nusiteik būti pirmam ir šiandieną savęs aš negailėsiu. Ši naktis trumpa, tau negana, su taip, kad galėtum prisiminti. Kelk rankas, kai gali aukščiau, dainuok pajudėk drąsiau dabar, nesustok, norim dar. Kvies visus dalyvauti čia, kur tavo akyse aistra, mes šaukiam norim. Tai kuris suranda?